Sveiki, brangieji. Tai kągi, šiandien šiek tiek nusprendžiau pakeisti savo prognozių formatą. Kaip visada primenu, kad žiūrėti reikia ne tik pagal savo Saulės poziciją prognozę, bet reikia žiūrėti ir pagal ascendentą ir Mėnulį. Skorpionai, pažiūrėkime, kas laukia jūsų pirmąją Liepos savaitę. Kas laukia Skorpionų pirmąją Liepos savaitę. Kas laukia Skorpionų antrąją. Kas laukia Skorpionų trečiąją savaitę. Kas laukia ketvirtąją savaitę. Na kągi, Skorpionai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia pirmąją Liepos savaitę. Prasideda jinai aistringai užsidegusiai su Lazdų riteriu. Lazdų riteris gali būti kažkur tai 18-25 metų vaikinas ugnies ženklo, avinas, šaulys arba liūtas, su kuriuo turėsite reikalų. Arba tai gali būti, kad jūs tiesiog labai užsidegsite, kažkokie tai reikalai pas jūs pajudės iš vietos, galbūt ilgą laiką jūs jų, dėl kažkokių priežasčių neturėjote galimybės ar jėgų padaryti, tai šią savaitę jūs nuspręsite, kad pagaliau laikas juos padaryti, tas užduotis atlikti. Galbūt keliausite kažkur, tai irgi pilnai gali būti kelionė. Gali būti, kad kažkas vyks greitai, jūs būsite labai užimti, kažkur lėksite, bėgsite, tvarkysite reikalus, mažai laiko bus atsipūtimui, pamastymui, gali būti tokios pas jūs situacijos. Kita pas jūs korta, Lazdų ketvirtas. Lazdų ketvirtas kaip tik labai namų korta tokia, taip susijusi su namais, su mums saugieta vieta. Gali būti kažkokios šventės šeimoje, vestuvės, krikštynos, gimtadieniai, vardadieniai, kažką švęsite, arba kaip tik keliausite namo, ten, kur jūsų šeima gyvena, ten, kur jūsų galbūt į kitą šalį, taip, kur jūsų tėveliai gyvena, seneliai gyvena. Taip pat gali būti, kad jūs kažką tais intensyviai tvarkysite savo namuose. Užsidegę kažką tais galbūt remontuosite. Taipogi pagal šitą kortą gali būti, kad daug sportuosite, aktyviai savaitę prabėgs, galbūt kokias užsirašysite į naujas zumbos klasę, pavyzdžiui, grupinės treniruotės kažkokias tai. Tuomet pas jūs atkeliauja Kardų dama. Kardų dama tai yra moteris oro ženklo, jau subrendusi. Oro ženklo tai dvyniai, svarstyklės arba vandenis, su kuria galite turėti reikalų pirmąją savaitę. Jis yra labai racionali, aštraus proto. Gali būti, kad su tokios profesijos atstovė turėsite reikalų. Tai teisininkė, mokytoja gali būti ir gydytoja. Viskas, kas su metalu, visos profesijos susijusios. Gali būti, kad jūs būtent pasižymėsite pirmąją savaitę savo oratoriškumo gebėjimais. Taip, daug kalbėsite, pasakosite kažkam kažką, galbūt kažko mokysite. Ir ketvirtoji jūsų korta Lazdų šešetas. Jūs nugalėtojai būsite. Kažkas jums pavyks sėkmingai pirmąją savaitėj. Galbūt netgi
jums puikiai pavyks pravesti kažkokią pamoką, jums puikiai pavyks prezentaciją kažkokią tai pristatyti, kas čia dar gali būti, pirmą kartą galbūt nukeliausite į kokią televizijos laidą ir jūs puikiai joje pasirodysite. Na, jūs jausitės nugalėtojais ir jūs būsite pastebėti. Tai vat, galbūt kaip tik pagirs, kad na, jūs puikiai vedate pamoką, jūs puikiai mokote kitų žmonių. Kažkas va toko gali pas jūs nutikti. Ir raktinis žodis savaitės yra pasitikėjimas, motyvacija, pozityvumas, ta vienybė. Tai greičiausiai čia būsite jūs. Arba apskritai gali būti ir, pavyzdžiui, jūsų mama, sesė, kuri duos kažkokių labai naudingų patarimų. Ir apskritai būtent kardų dama sako, kad jūs sėkmę pirmą savaitę pasieksite, jeigu aiškiai viską susiplanuosite, susistiguosite, pasirašysite savo tikslus ir aiškiai, tiksliai, minučių tikslumu susiplanuosite laiką. Tai pas jūs bus kažkokie reikalai ir su namais susiję, bet ir greičiausiai puikiai pasižymėsite darbinėje srityje ir turėsite va to būtent pasitikėjimo. Jeigu neturėsite to pasitikėjimo, tai tiesiog jį sukurkite, taip, suvaidinkite, nes greičiausiai tikrai reikės kažkur kažką pristatinėti. Kaip sako, vaidinkite, kol tai nepataps realybė ir jau nebereikės vaidinti. Taip, toliau mes keliaujame į jūsų antrąją savaitę. Tai pirmoji pas jūs toks užsidegęs entuziazmas, pozityvumas. Gali idėjos būti pas jūs labai tokios motyvuojančios ir matote identiškai vos ne iliustracijos, nors kortų reikšmės skirtingos, bet tiek čia moteris ant žirgo ir į priekį keliauja tiek čia. Taip, pirmoji korta antrąjį savaitę jums yra monetų dama. Monetų dama tai gali būti, kad piniginė situacija pas jūs bus puikiai. Jūs galite susifokusuoti į namus, visais pasirūpinti, daugiau laiko gamtoje praleisti, tokia moteriška energetika. Gali būti, kad tai bus moteris šalia jūsų tokia brandi žemės ženklo, tai mergelė, jautis arba ožiaragis, su kuria praleisite laiko, taip. Gali būti mama, sesė, močiutė, bet kas galbūt duos gerų patarimų, galbūt kartu susitiksite. Gali būti, kadangi tai monetų dama, viskas, kas susijęs su monetom, finansais, tai galbūt pasikreipsite į kažkokią finansininką, buhalterę, apskaitininkę, finansų konsultantę, kadangi jums reikės, sakykime, patarimo. Kita korta jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Pasaulis tai yra ciklo pabaigos korta. Kai jūs jau baigėte ciklą, žiūrite atgal, kaip jums tas ciklas sekėsi, ir jau ruošiatės, sakykime, greitų metų žengti į naują etapą. Tai tą ciklą jūsų uždaryti būtent ir gali ta moteris žemės ženklo. Galbūt tai gali būti susiję. Tai pavyzdžiui, jūsų darbdavė žemės ženklo jums tą savaitę kaip jau ir atsisveikina su jumis. Taip, jūs viską pasirašot ir, pavyzdžiui, išeinat iš darbo. Taip. Ciklai gali būti bet kokie. Čia kažkoks gali būti ir sezoniškumas, susijęs su sezoniškumu. Galbūt jūsų vasara visa bus laisva, taip, o po to jau pradėsite dirbti tik tais nuo rudens, nuo kito sezono. Pasaulio korta taip pat ir reiškia sėkmingą pabaigą, reiškia keliones, kadangi tai pasaulio korta, galite kažkur nukeliauti, galbūt net ir keliausite su šita monetų dama. Kita korta pas jūs lazdų 10, kalba tą patį realiai, ką ir kalba pasaulio korta. Tiek čia pas mus pabaiga, tiek čia. Na tai tikrai kažkas jūsų gyvenime eina į pabaigą, o galbūt, sakykime, pabaiga bus santykiuose su šita moterimi. Gal jau jinai bus nebeaktuali jūsų gyvenime ir tai paskutinį kartą galbūt su ja susitiksite ir atsisveikinsite, kad malonu buvo ar bendrauti, ar gyventi vieni šalia kitų, ar dar kažkas tai. Taip, tai lazdų 10 taipogi yra didžiulio užimtumo, apkrovos korta.
Tai visada pasiūlymas, kai yra ši korta, kad patikėkite dalį darbų kitiems žmonėms, nemastykite, kad jūs čia vienintelė, kuris galite tą darbą padaryti taip ir niekas kitas to negali. Tai bent jau elementariausius darbus pasistengkite dedikuoti kitiems žmonėms, nes didžiulis nuvargimas gali būti ir saugokite savo sveikatą, nepersitemkite. Ir jeigu tik įmanoma, dedikuokite dalį darbų kitiems žmonėms. Bet, sakau, man čia labiau panašu į kažkokią tais pabaigą, nes abi kortos 10 jau yra paskutinė mažų arkanų sunumeruotoji, būtent korta, kuri rodo, kad jau etapas eina į pabaigą, tą patį rodo ir pasaulio korta. Ir paskutinioji antros savaitės korta, kuri jums iškrito, yra atsiskyrėlis. Tai atsiskyrėlis simbolizuoja viską, kas susiję su giluminė tokia analizė detalių. Galbūt keliausite pas gydytojus ir atlikinėsite kažkokias sveikatos analizės, taip, kraujo tyrimai, dar kažkokie tais tyrimai. Galbūt pasikreipsite į privatų detektyvą, galbūt kreipsitės vėlgi tiek pagal šitą kortą gali būti finansų analizė, kažkokia tai apskaitos analizė, auditas galbūt kokia, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija atkeliauja, taip patikrinti jūsų veiklą. Gali būti tiesiog laikas vienumoje, kad jūs pabaigėte tą būtent etapą. Galbūt jūs ir esate tokie užimti, nes to jau jūs pabaigsite tą etapą. Pavyzdžiui, išeisite iš darbo ir jums reikia greitai viską suspėti, susitvarkyti ir jūs taip lekiat ir pagaliau baigėsi tas etapas ir jūs pajungiate tokią atsiskyrėlio režimą, kai jūs skiriate laiko savo vienumoje, norite atgauti jėgų, taip ir jūs ar tai tiesiog atjungiate socialinius tinklus, ar nepasiekiami per mobilųjį tampate, ar nukeliaujate į kažkokią salą, tai irgi gali būti poilsis saloje, toks atsiskyrėlis, o galbūt tiesiog skirsite porą valandų savo ir savo mėgiamoms veikloms, ko jau ilgą laiką negalėjote padaryti. Ir būtent jūsų raktinis žodis antrosios savaitės yra tas vienatvė, tyla, aiškumas, atsinaujinimas. Na, tai jums tikrai reikės tos vienatvės, kad atgauti jėgos po to intensyvaus kažkokio tai ciklo uždarimo savo gyvenime. Taip. Toliau trečioji savaitė pas jūs apskritai bus labai svarbi, nes netgi iškrito 3 didieji arkanai, kurie rodo, kad įvykiai gyvenime bus gana svarbus ir jie turės daugiau įtakos jūsų ateičiai. Ir pradedam trečią savaitę nuo mago kortos. Na, mago korta yra puiki ir tai yra naujos pradžios korta. Tai viskas logiškai pas mus keliauja. Antrąją savaitę užbaigiam kažkokią etapą, trečią savaitę jau su naujom idėjom, taip, naujom pradžiom. Magas turi viską. Magas turi tas 4 stichijų simboliką. Ir monetą, ir taurę, ir lazdą, ir kardą. Magas yra žmogus, kuris vienas turi visą galią. Tai reiškia, jums nereikia prašyti niekieno pagalbos. Jūs turite visas žinias, visą šarmą, visas galimybės patys susikurti savo naują pradžią, tik tikėkite savimi ir imkitės veiksmų. Taipogi tai puikia korta tiems, kurie būtent susiję jų veiklos su kalbėjimu. Pas jūs matėme tiek čia kalbantį žmogų, tiek čia kalbantį žmogus. Taipogi tai reiškia būtent, kad nereikia jums niekieno pagalbos, taip, niekieno neprašot, neabejojat savimi, einat į priekį, bandot, jums viskas pasiseks. Na ir tai, kadangi Merkurijaus korta, būtent viskas, kas susijęs su kalbėjimu, jeigu jūsų naujos pradžios susijusios su to, irgi jums gali labai pasisekti. Na ir apskritai, tai yra tiesiog naujų pradžių korta. Tai jūs nuspręsite tą savaitę kažko naujo imtis. Bet kažkam gali tos jūsų naujos pradžios nepatikti, nes pas jūs atkeliauja kardų 5.
Kardų penketas, nesutarimų korta, jums reikės galbūt daug ginčytis su kažkuo, kažkas nesutiks su jūsų nuomonė, su jūsų pasirinkimais. Bet pagal būtent šitą iliustraciją žmogus lieka teisus, bet kokią kainą jisai lieka teisus. Taip, visi nuo jo, sakykime, nusisuka. Bet jūs galėtumėt, sakykime, pagal šią kortą, jeigu turit kokių konfliktų, 3 savaitę pasiekti savo tiesos, bet visi žmonės nuo jūsų nusisuktų, tai irgi pasverkite visus už ir prieš, sakykime, ar tikrai būtina jums toje situacijoje įrodinėti tiesą. Jeigu tai yra tikrai žūtbūt svarbu, įrodinėkite ir jūs turėsite tą sėkmę, bet, sakykime, jau su tais, pavyzdžiui, kolegom jau tie santykiai tokie sėkmingi nebebus, taip jau jie taip lengvai nebesiklostys. Tai čia vienintelis mažasis arkanas jums tai savaitį. Mes turime magą ir tada pas jūs iš karto atkeliauja teisingumo korta. Va toks jausmas, kad jūs įrodysite savo teisingumą, taip, būtent dėl to, kad jos viena po kitos eina šios kortos. Teisingumas ir yra teisingumo korta, gali būti teismo korta, galbūt jums reikės teisme įrodinėti savo tiesą, taip apginti, galbūt pasirašinėsite kažkokius tai popierius, taipogi gali būti, nes čia pas jūs naujos pradžios korta ir teismo, tai viskas, kas susijęs su juridiniais reikalais, sutartimis. Gali būti tikrai, kad turėsite ar tai kažkokią, ar pas notarą eisite, ar darbo sutartį pasirašinėsite, ar užregistruosite savo individualią veiklą, taipogi gali būti, nes jūs čia vienas toks laukia karys pilnai galit būti. Arba tiesiog jūs galite laimėti va šitą jūsų konfliktą, nesutarimą pagal šitą kortą. Taipogi tai yra balanso korta, nepamirškime, taip, čia vis dėlto yra svarstyklės. Nepamirškite balansuoti, jeigu jūs turite kažkokią naują veiklą tą savaitę, taip, naujas verslas, individuali veikla, naujas darbas, nepamirškite, kad egzistuoja ir kitos gyvenimo sritis. Ir čia tokia, veidrodinė korta, sakykime taip, ką jūs duosite kitiem, tą jūs gausite atgal. Taip, jeigu jūs esate ramus, kad jūs turite aukštas vertybės, taip, stipres, ir kad jūs nesielgiat su nieko nesąžiningai, tai būkite ramus ir viskas pas jūs išsirutuliuos sėkmingai. Ir dar vienas didysis arkanas – teismo korta. Tai čia yra teisingumo didysis arkanas, čia yra teismo didysis arkanas. Teismo korta yra, tokia labiau dvasinio lygio, karmiško lygio. Pas jūs gali atkeliauti kažkokia žinia ir va ta žinia irgi gali būti, kad atkeliaus pas jūs iš to teismo. Gali būti, kad, gausite tą savo atpildą, kurio jūs nusipelnėte už visą tai, ką jūs darėte iki tol. Kadangi pagal visą tą simboliką taro kortų, tai būtent šita korta atspindi angelą, kuris nusileidžia iš dangaus į žemę, mirusiems paskelbti nuosprendį, ar jie keliauja į dangų ar ne. Taip, tai galite jūs gauti, sakykime, savo tos sunkaus darbo vaisius 3 savaitę, visko, ko nusipelnėte, jeigu anksčiau jautėtės neįvertinti, kažkas jūsų neįvertino, jūs taip stengiatės, tai jūs 3 savaitę galite gauti tą teisingą nuosprendį, jums likimas gali atseikėti dalelytę, ko jūs jautėtės, kad jūs negavote iki tol. Plus šios dvi kortos, viena šalia kitos, jeigu teismas, tai toks labiau realybės, šio gyvenimo teismas, tiesiog teisiniai dalykai gali įsispręsti, bet jau pagal šitą kortą tai yra ir aukštesnio lygio tos teismas, jūsų gyvenimo taip kryptis gali keistis, svarbios žinios ateiti. Tai arba svarbios žinios, arba iš kažkur ateis kažkoks pasiūlymas, kažkas, kas jūs vers jaustis, kad pagaliau atėjo mano valanda ir aš kažko nusipelniau. Taip, kad aš manau, į šitą jūs galite per daug nekreipti dėmesio, palyginti su šitais 3 arkanais. Ir 3 savaitės jūsų raktiniai žodžiai yra gijimas, apsivalymas,
Tai vat greičiausiai visos tos naujienos, kurios pas jūs ateis, jums leis pamiršti nuoskaudas iš praeities ir jūs jausitės pagaliau, kad aš išgijau ir dabar pradedu naują gyvenimo etapą. Taip. Tai pas jūs tokia labiausiai stipriausia tokia savaitė, sakykime, taip laukia trečioji. Na ir pažiūrėkime jūsų paskutinėje 4 Liepos savaitę. Ir paskutinėje savaitė jūs pradedate vėlgi su didžiuoju arkanu velniu. Velnias tai gali būti valstybinės institucijos, į kurias kreipsitės, valstybinės ligoninės, poliklinikos, policija, greitoji pagalba, gaisrinė, valstybinė mokesčių inspekcija, teismas. Visos, kurias tik sugalvojate, taip valstybinės institucijas. Taipogi tai yra korta susifokusavusi į pinigus. Galbūt jūsų visa savaitė bus va tokia sufokusuota į pinigus, darymą kažką daugiau dėl piniginės finansinės gerovės. Taipogi po šią kortą sukrenta visi meilės trikampiai ir visos priklausomybės. Tai galbūt gydysite savo priklausomybės. Atkreipkite dėmesį, nepadauginkite alkoholio. Pažiūrėkite, gal per daug saldumynų valgote, na, visokiausių priklausomybių gali būti. Ir taipogi tai yra ožiaragio korta, tai galbūt turėsite kažkokių reikalų su ožiaragiais. Tai gali būti ir žmogus, būtent tą 4 savaitę. Ir antroji korta, kur jums iškrito, kardų 9. Kažko pergyvensite, gali būti prastas miegas, bemiegės naktis, kažkas galbūt nuliūdins, o galbūt tiesiog sveikata suprastės, gali būti sveikatos problemos iki šitos vietos, ar tai galvos skausmas, ar tai migrena, ar surakinta nugara, ar pavyzdžiui koks nervinis peties skausmas, kaklo skausmas. Na, gali būti tokios situacijos ir, pavyzdžiui, dėl to jūs keliausite į polikliniką ar klinikas, kad išsitirtumėt. Arba velnias jums būtent praneš kažkokią žinią ar kažką pasakys nemalonaus, kas būtent privers jūs taip jaustis. Taip. Velnias taipogi yra ir visų vadovų korta. Tai yra viskas, kas yra aukščiau mūsų arba kas mumis manipuliuoja. Tai irgi saugokitės tokių žmonių, nepasiduokit jų manipulacijom. Tai kažko jūs čia nerimausite. Ir nerimaudami mąstysite, ką daryti toliau. Kaip sakau, man šita korta visada asocijuojasi su būti ar nebūti. Tai gali būti kelionės korta, galbūt kažkur išvyksite į kitą šalį, į kitą miestą. Ar tai kelioniai, ar visam laikui persikraustysite. Bet čia labiau tokia apmąstymų korta prieš žengiant pirmą žingsnį. Tai 4 savaitę jūs mąstysite, ką daryti toliau, arba gali būti, kurį pasirinkti žmogų. Nes čia mes, pavyzdžiui, pagal velnią galim turėti ir meilės trikampį. Tai galbūt jūs mąstysite, kurį žmogų jums iš 2 pasirinkti ir dėl to jums bus tos bemiegės naktis. O galbūt dirbsite naktinėje pamainoje, taipogi gali būti pagal šią kortą. Tai ir mąstysite, ką daryti toliau, kuriuo keliu žengti, bet tik apmąstymų lygį, ne veiksmų, apmąstymų jūs kursite planą ateičiai, savo ateičiai. Ir paskutinioji korta pas jūs Lazdų karalius. Lazdų karalius subrendęs ugnies ženklo vyras, kažkur nuo 35 metų, gali būti avinas, liūtas arba šaulys. Tai jisai irgi turės kažkokią tai vaidmenį jūsų toje 4 savaitėje. Gali būti jūsų vyras, jūsų tėtis, senelis, gali būti, kad ir kaimynas koks nors, taip, arba gali būti tokios profesijos atstovas. Tai šis vyrukas labai geras mokytojas, labai gerai kalba, judrus labai
išmintingas. Tai visos profesijos, kur žmonės turi daugiau judėti, tai pavyzdžiui, sporto instruktorius, vairavimo instruktorius, virtuvės šefas, kokių tik besugalvotumėt, kas susijęs su judesiu, pavyzdžiui, ir muzikos mokytojas galėtų būti, taip. Tai gali būti toks žmogus jūsų gyvenime ir galbūt jisai jums pametės kažkokią idėją ir dėl to jūs mąstysite tam būti ar nebūti ir ką pasirinkti, o galbūt jisai jums ateis į pagalbą, kai jūs pergyvensite būtent dėl šito žmogaus, ką jisai jums pasakė, taip. Arba čia gali būti 3 apskritai, 4 tai yra apskritai skirtingi įvykiai, pavyzdžiui, keliaujate į kažkokią tai instituciją, pavyzdžiui, užimtumo tarnybą. Gali būti, gali būti, kad jūs keliaujate į užimtumo tarnybą, taip, užsiregistruoti kaip ieškantis darbo asmuo, kiekvieną naktį pergyvenate, kad neturite darbo, kada jį surasite, mastote, pavyzdžiui, kad ką jums daryti, galbūt profesiją keisti, galbūt kažkokius mokslus paimti, galbūt į užsienį važiuoti, irgi nežinote, taip. Ir šitas, tarp kitko, karalius, jeigu nebus tokio žmogaus jūsų gyvenime 4 savaitę, taipogi gali ir būti toks kaip patarimas, kad viską tą savaitę pasieksite, sėkmės pasieksite, būtent judėdami, darydami, būdami aktyvūs ir imdamiesi pirmo žingsnio patys. Tai jūs turite tiesiog žengti pirmą žingsnį būtent pagal šį karalių, daryti, nelaukti kažko tais. Tai gali būti, kad jūs ir nuspręsite, padarysite kažkokį sprendimą ir nuspręsite, kad reikia žengti pirmąjį žingsnį. Ir jūsų raktinis žodis 4 savaitei yra apžavėtas, toksai svajingas kaip mažas vaikas. Tai, ką žino, ko jūs čia būsite tokie apžavėti, galbūt šito žmogaus manipulacijos kažkokios tai gali jūs apžavėti, ar tai kažkokios tai naujos idėjusios atkeliavusios, taip jūs apžavės ir užsidegsite jūs ir darysite pirmus žingsnius. Na, kažkodėl jums toksai raktinis žodis 4 savaitei, tai atkreipkite į jį dėmesį, galbūt jūs būsite motyvuoti kaip vaikai vaikystėje, kai atrodo niekas mums netrukdo, mes viską pasieksime, mes viską padarysime, nėra jėgų, kurios mus sustabdytų ir kad mums nepasisektų, neįmanoma, tikrai pasiseks, taip. Kai vaikai turi tą tokį begalinį pozityvumą, tai ir pas jūs gale savaitės gali išlysti toks begalinis pozityvumas. Taip, bet velnio korta nebūtinai yra blogas dalykas. Tai, pavyzdžiui, jūs gal labai būsite susifokusavę į pinigus ir dėl to tiesiog elementariai pervargsite. Ir tada mąstysite, ką jums daryti toliau, ar aš taip dar ilgai paviršiu su tokiu tempu, taip, ir tuomet gal jums į pagalbą atkeliaus toks žmogus, arba jūs nuspręsite kreiptis į asmeninį trenerį ir kad susitvarkyti savo sveikatą. Gali būti ir tokių visokių situacijų. Esmė, atkreipkite dėmesį į raktinius žodžius visada, kuriuos aš sakau, ir jums turėtų būti aiškiau, kaip jūsų situacijoje viskas gali taip išsipildyti. Kadangi tai bendra prognozė, o jūsų daug, tai tikrai pas jūs visus labai skirtingos situacijos. Ir patarimas jums šiam mėnesiui: pasim kontrolę į savo rankas už savo gyvenimo kūriamą istoriją, taip sakant, taip. Tai jūs esate savo gyvenimo kūrėjai ir jūs rašykite tą istoriją ir būtent tas ugnies karalius, prisimkite tą atsakomybę ir nelaukite, kol ten jums kažkas kažką padarys, taip. Jūs ženkite pirmosius žingsnius ir jau gausite rezultatą. Apskritai pas jūs mėnuo labai svarbus, pas jūs ypatingai 3 savaitė pilna svarbių kažkokių tais įvykių. Tai taip, skirkite laiko savo istorijos rašymui, taip, ir labai įdomu man, kas čia pas jūs išsirutuliuos Liepos mėnesį. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, skorpionai, ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.